Visumoje tai aš nedirbu su žemės ūkio veikla, todėl kad, tai yra ne mano sritis, bet noriu pakomentuoti mokesčių inspekcijos išaiškinimą, kur yra, jeigu žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo registruojasi SVS dalyviu. Kaip žinot, gavus PVM mokėtojo kodą, jeigu tai individuali veikla pagal pažymą, tai reikia savo pajamas apskaityti kaupimo principu, o žemės ūkio veikloje tuomet atsiranda papildomi mokesčiai. Tai GPM, įmokos sodrai, kai turi PVM mokėtojo kodą. Užsiregistravus SVS dalyvių dėl to, kad perkamos paslaugos iš užsienio, taip pat gaunamas PVM mokėtojo kodas, bet mokesčių administratorius visgi labai šauniai pateikė paaiškinimą, kad tokiu atveju, jeigu žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo užsiregistravo SVS mokėtojų ir gavo PVM mokėtojo kodą, SVS dalyvių, tai dėl to jam papildomų mokestinių prievalių gali ir neatsirasti. Aš nesakau, kad neatsiras visų 100%, bet gali ir neatsirasti, jeigu jisai atitinka gyventojų pajamų mokesčio įstatymą 17 straipsnio 1 dalies 23 punktą. Tai reiškia, ir toliau jo pajamos gali būti neapmokestinamos ir tokiu atveju gali irgi nesirasti ir įmokų sodrai. Tai būkite atidūs, o paprastą individualią veiklą pagal pažymą vykdantys žmonės, gyventojai, kurie tapote SVS dalyviais, tais netikraisiais PVM mokėtojais dėl savo paslaugų pardavimo į ES apmokestinamiems vienetams arba dėl paslaugų pirkimo iš užsienio arba viršijote 14 000 prekių pirkimo iš ES apmokestinamų vienetų ir dėl to užsiregistravote SVS dalyvį, netikruoju PVM mokėtojų. Tai visgi nėra prievolės savo pajamas apskaityti kaupimo principu. Nors tas pinigų ar kaupimo principas, tai pačios esmės kaip ir nekeičia, išskyrus tai, kad pasirinkus kaupimo principą, jo jau negalima pakeisti. Reiškia, pasirinkau kaupimo principą ir iki individualios veiklos pažymos galiojimo pabaigos jį turiu ir taikyti. Tai čia tik tokie pakeitimai, bet visai šauniai. Todėl, kad ir aš komunikavau savo klientams, kad jeigu jau tapai SVS dalyviu, tai yra prievolė taikyti kaupimo principą. Tai pelningų verslų ir protingų sprendimų.